Labas, sakom prisijungusioms prie šito video įrašo, kuriame šiandieną turiu didelį malonumą, džiaugsmą pasveikinti Aistę Samulienę, spindinčio moteriškumo mentorę, kuri dalyvavo kartu drauge su grupe mano magnetiškos lyderystės verslo programai ir šiandien pasidalins savo rezultatais, transformacija ir patirtimi, kaip jai jautėsi dalyvauti mano grupiniai mentorystiai. Tai labas tau, Aiste, dar kartelį. Labas, Viktorija, labas visams. Kaip tu šiandieną laikaisi? Šiandieną jaučiuosi iš tiesų labai gerai, visą, ką išsikėliau tikslus, nesiekius, ateidama į mentorystės programą, esu visą įgyvendinusi, tai esu labai džiaugiuosi. Kaip smagu girdėti, kaip gera girdėti, kad tavo tikslai buvo įgyvendinti. Tai pradedant mūsų pokalbį, aš norėčiau tavęs ir paklausti tuomet, Aiste, kaip tu sakai, mano visi tikslai, kuriuos turėjau ateidama į programą, buvo įgyvendinti. Tai papasakok, leisk mums žinoti, kur tu buvai savo veiklos kelionės taške. Kodėl tu ieškojai, kokie buvo pagrindiniai iššūkiai arba situacija, kurioje tu buvai, kad tu ieškojai mentorystės. Iš ties tuo metu, kai pajutau kvietimą prisijungti prie tavo Viktorijos programos mentorystės, tuo metu buvau tokia situacija, kad po didelio augimo, tokio šuolio, prieš tai sukūriau programą, pertvarkiau savo veiklą į anglišką modelį ir programą, pradėjau daug komunikuoti, tačiau pradėjau strigti kai kuriuose vietose. Tai pagrindinis strigau ties pardavimų momentu. Ten pamačiau, kad turiu vidinių tokių užstrigimų, sunkumų pereiti tam tikrus momentus. Ir supratau, kad, kaip aš viena pati, kai esu pati viena savo veiklos vystytoja, nėra net su kuo pasitarti iš tikrųjų, kaip daryti. Prieš tai tam tikrą etapą irgi turėjau mentorę, kuri palydėjo į tokį gana didelį mano augimą. Tačiau tam tikrų metų pajutau, kad yra kur vėl stringu. Tai yra paaugau, bet vėl stringu ir ypatingai buvo pardavimų sritis. Ir aš ieškojau tokio unikalaus komunikavimo būdo, nes kaip ir strategijas jau pradėjusi taikyti, tačiau nesijaučiau patogiai. Nesijaučiau visai savimi ir bandžiau pati visaip kaip ten keisti ir man sudėtinga buvo, nelengva. Ir tai tas momentas. Kitas momentas, aišku, pati save radau tokioj sudėtingai gal ir šeimos situacijai, kur pokyčių daug vyksta šeimoje ir tuo pačiu lygiai grečiai man vienai pačiai pertvarkyti, perkurti savo veiklą, kaip aš noriu naujai. Tokio, atrodo, kad, pačiai vienai man atrodė, kad labai svarbu turėti tą žmogų, kuris palydėtų per tai. Jau kuris laikas aš pati savo klientę, turiu klienčių, kuriuom vedu mentorystę, moteriškumo, santykių temose, kaip susitvarkyti, perkurti savo santykius ir matau, kokia didelė vertybė yra, kai jos po mūsų susitikimų eina čia pat ir įgyvendina savo gyvenime. Ir jau sekantis susitikimas vyksta labai konkrečiai, labai aiškiai ir tas augimas moters ir santykių kūrimas su savo kūnu, su savo mylimuoju, jisai tiesiog labai akivaizdžiai keičiasi su tuo palaikymu. Ir to paties norėjau pati savo veikloje, ten, kur aš vedu kitas, tai savo verslo būtent pusėje, kad savo veikla kaip verslu pasirūpinčiau visapusiškai. Aiste, ar galiu tavęs paklausti specifinių labiau klausimų, būtent tame momente, kur kalbė apie, kad pardavimuose strigimas buvo
Ir nors turėjai strategijas, kurias padėjo tau turėti didelį augimą, jau buvai pradėjusi taikyti naują strategiją savo veikloje versle, ar ne, vadinkim verslu, moteriškam savo versle, tai kur buvo strigimas pardavimas, ar galėtum prisiliesti prie tų jautrių, aš suprantu, temų, bet kas tau sunkiausia buvo tose pardavimuose ir toj strategijų taikyme? Kodėl tu strigdavai, kaip tu jauti? Aš jaučiu, kad nesijaučiu visai, kad tai yra man sava. Tai yra, aš turėjau, kaip ir mokiausi tam tikrų technikų, tam tikros dalys man buvo labai komfortiškos, o tam tikros buvo, na, nekomfortiškos, nesijaučiau iki galo užtikrinta, kad man pavyks geriausiai. Tai tokiu būdu nepatogumo tas jausmas, kad kažkas tai nesąmonė, ne pagal mane. Suprantu, kad tai veikia, kad tai gerai turėtų būti, bet ant tų vidinių momentų aš nebuvau praėjusi, kaip ir ten pati bandžiau vienaip kitaip, bet supratau, kad man tiesiog reikia pagalbos žmogaus, kuris tai praėjo. Supratau. Taip, kuris tau tiktų, reiškia, kažkas buvo nekomfortabilu ir tu siekiai tau pritaikymo ir norėjai pasitarimo ir tokio vedumo, ne? Kaip tu atradai mane, aš žinau, kad mūdvi esam pažįstamos, sakyčiau, 20 metų, bet turbūt gal ne tie, gal 15 ar ne kartu, esam tikrai keliavusios rytuose ir šiaip pažinti ar ne, bet kodėl tu pasirinkai mane, kas tau būtent surezonavo ir atliepia mano kvietime ar mano būde, kodėl pasirinkai dirbti su manimi kaip mentore? To pasirinkimo momente tai iš tiesų labiausiai tai kabino tavo kvietė žinutės, kurias komunikavai, atrodo tiesiogiai man rašydama. Ir atrodo, kad ir gaunu tavo naujienlaiškį ir jisai parašytas man, kad būtent su tais sunkumais susiduriu, visą tai išgyvenu viena, tenai nežinau kaip. Ir tie laiškai tiesiog kai jau aš buvau toje akimirkoje, kad man reikia paramos ir kaip tik tie laiškai, aš juos labiau pradėjau matyti, nes jie visiškai buvo skirti man, aš skaičiau juos kaip man asmeniškai parašytus, tarsi tu galvotum apie mane konkrečiai. Supratau, taip. Ir kaip įvardintum, brangi, kokie buvo 3 dalykai, jeigu galėtum įvardinti 3 dalykus programos viduje, ką tu labiausiai vertini, ką tu pasidarei programos viduje? Taip, labiausiai tikrai 3 dalykai. Tai pirmas dalykas, tai ką labai aiškiai pasidariau ir ką matau dabar, kad aš tapau pasitikinčią komunikuoti, su turėdama kaip lyderė tave, verslas ir tie komunikacijos ir strategijos, komunikacija. Tai ir tai, kaip aš komunikuoju apie tai, ką aš darau, man tapo visiškai dar labiau sava, paprasta ir patogu. Tiesiog taip. Ir antras dalykas, kuris yra čia labai susijęs su šituo dalyku, tai dėl ko tas patogumas atsirado, tai kad ypatingai buvau nustebinta taip, kaip programos viduje, kaip, kad asmeniškai bus pritaikyta, tai aš tą supratau ir to tikėjausi, bet kad tiek daug gausiu asmeninio dėmesio, tai man buvo dovana iš tiesų, kai iš tiesų per šituos 15 metų, kai aš dirbu, vedu moteris per moteriškumą, per santykius, per jų savęs priėmimą, savo kūno priėmimą, per tiek daug metų labai daug įrankių išsiplėtė mano veikloje ir atrodo ten metodas, kaip orosoma metodas, kaip mandalos šokio praktika, ciklo pažinimas, iššių palaiminimai ir daug tokių dalykų, ir jie apsipynė mane labai labai daug per šitos metus, turto daug, ką pasidalinti labai daug, ką galiu duoti.
Ir tame kažkurio metu pamačiau, kad aš kartais taip truputį sunku koncentruotis į kurį aspektą, ne čia fokusuotis, į kurį pateikti, kurį komunikuoti. Tai Viktorija, klausydama mane, matydama mano rašymus, didelius begalinio ilgumo tekstus, Viktorija, o tai žavėjo, kad Viktorija visą tai peržvelgus, pamačius, matydama mane, jausdama, skaitydama ir girdėdama, išrinkai tos esmę, tai iš viso to pločio, gylio ir dydžio, kokios patirties jau esu prikaupus, į ją labai labai tiksliai pamatyti tą giją, kuri eina, tą esmę ir tada nušlifuoti, nupoliruoti. Ir kas nuostabu, kad naudojant mano pačios žodžius, visą tai padėjai padaryti. Tai aš kiekvieną kartą gaudama tavo pastabas, komentarus, pasiūlymus, žiūrėdavau ir, wow, ypatingai koks žodis, galvau, o, ir kaip čia buvęs. Ir tokie labai svarbus dalykai, kur dabar matau, kad mano pačios tekstai jie įgavo lengvumo, nes jie turi fokusą, struktūrą ir tokią esmę, kur linija. Aš nebesijaučiu pasimetus tarp to viso savo turto, bagažo, kurį turiu sukaupusi, kuo galiu dalintis su moteriamis. Ir labai taip konkrečiai. Tai labai tas antras dalykas svarbus ir jisai, žinoma, padėjo komunikuoti, jaustis patogiai komunikuojant, įterpti parduodančias frazes, pateikti kvietimą veikti klientį. Ir trečias dalykas, kuris labai irgi dar kartą prisilietėm taip ir gana stipriai prie finansinio aspekto, tai yra įkainojimą peržiūrėjom įkainojimą, tai buvo labai vertinga, tai yra dar kuriuos buvau radusi su pardavimais susijusius blokus, ribojančius įsitikinimus. Per šitą laiką galėjau ištrinti, perkeisti, peržiūrėti ir įkainoti naujai. Tai yra, kad vertė atitiktų tą vertę, kurią suteikia atitinkama kaina būtų. Ir tuo labai labai džiaugiuosi. Ir iš tiesų, čia lygiai grečiai dirbam ir lygiai grečiai toks palaikymas buvo, mes čia mokomės pardavimų pokalbį ir aš turiu klientę pardavimų pokalbį sekančią savaitę ir kur viską galiu pritaikyti čia ir dabar ir parduoti ir naują kainą, kuri atitinka vertę, kurią suteikiu. Ir naują sutartį, žodžiu, visą tai ir dėliojasi tiesiog pačios programos jau metu. Oi, kaip gera girdėti, žinai, kaip gera girdėti, kad tau pavyko ateiti į tą komfortą ir patogumą komunikuoti savo darbą ir kad išsigryninai savo, aš vadinu, briliantiškumą, kad išsigryninai tą savo darbą. Aš čia tiesiog noriu sustoti vieną punktą, duoti moteriams besiklausančioms, galbūt paaiškinti, kad, reiškia, kaip Aistė dalyjasi, tai yra didelis turtas, per metus sukauptas ir pasimeta fokusas, į kurį, kaip save pateikti ir kaip kalbėti. Tai nėra apie tavęs uždarimą siauroj dėžutėj, ar ne? Tai yra būtent skirta tik tai komunikacijos daliai ir reprezentavimui tavo veiklos ir tavo tikro genialumo, ar net spindint tavo darbo esmę. Ir tas momentas, kad visą tą turtą tu gali dalintis viduje su žmonėm, ar ne? Mes jo nesumažinam, jis niekur nedingsta, ar ne? Tai dirbdama su žmonėm tu gali perteikti, bet tam, kad pasiektum, dažniausiai moterų sunkumas yra tas, kad jos turi labai daug ir bando tą iškomunikuoti ir žmonės paskęsta, auditorija paskęsta, ar ne? Tai mes tiesiog tą išgryninam tavo darbą, kaip tu sakai, išlaikant tavo žodžius. Ir džiaugiuosi, kad tau buvo vertingas tas kainos pritaikymas, ar ne, korekcijos, atspindint tai, kad tu duodi ir to tavo darbo vertę. Mes padarėm, pamenu, tikrai pasiūlymų korekcijas tiek grupiniam tavo darbui,
tiek individualiam, ar ne, išgrindamos, kur yra kokia vertė. Gerai, meilė. Taip džiaugiuosi girdėdama tave ir tavo laimėjimus. Ir galbūt galėtum pasidalinti šiek tiek apie tai, kaip tau jautėsi programos viduje, kuo manai buvo unikalus vedimas arba patirtis mano programoje, kas tau padarė tai efektyviau. Ką tu atradai tokio unikalaus mano būde vesti moteris? Ypatingai unikalu tai, kad Viktorija, kai tu vedi grupės viduje, visų pirma, grupė yra maža, nes tikrai ne visur būna mažos grupės. Ką tai reiškia, kad kiekviena mes tenai buvusios gavom asmeninio Viktorijos vedimo, coachingo, pritaikyto kiekvienai, nes mes buvom skirtingose etapuose visos ir kiekvienai mums buvo pagal kiekvieną iš mūsų. Tai tą mačiau labai gražiai taip ir derančiai, ir ta vertė buvo visoms mums skirtingose etapuose, netgi esančiam vienom iš kitų taip pat mokytis. Kas labai labai ypatingai, ko ir tikėjausi, bet gavau dar daugiau, tai yra, kad iš tiesų tas lyderystės, strategijos ir pardavimų, kaip vedi, jis yra pritaikytas asmeniškai. Ką tai reiškia? Man iš tiesų labai džiaugiuosi prieš tai turėjusi mentorystę, tačiau galiu palyginti, kad kai yra tokia kaip ir tam tikras metodas, kaip vienas pateikiamas, tada yra, bet kaip ir pasakojau pradžioje, gana kai kuriais momentais aš nesijaučiu patogiai, nes man netrodo, kad tai yra suderinta su manimi. Ir kad galbūt mentorė nesupranta, kad aš auginu dar 3 vaikus, namai ir kitų dalykų yra. Ir kad tai labai tinka moteriai, galbūt, kuri dar neturi vaikų arba kurios vaikai jau suaugę. Tai man atrodavo, kad taip, gerai, čia kažkaip. Tai va tokio daug, tokio sunkumo. O Viktorija, kai tu vedi, derinim visą laiką šitos 2 dalykus - strategiją, moteriškumą, kuris man asmeniškai labai svarbu, ką pati moku, komunikuoju ir kuo gyvenu. Tačiau va tą strategiją, kad atnešti, bet jinai būtų suderinta su mano pačios ir gyvenimu, ir su mano moteriškumo visais poreikiais. Tai va čia tą aš radau ir patyriau labai tiesiogiai ir tą palaikymą. Ir tada, kas nutinka, kad yra toks 100% atsiverimas tam, kas vyksta, paleidimas to, kas nebetarnauja man, ir man tada lengva įeiti, kaip ir sakau, tada tas pardavimas, nepardavimas yra, o tiesiog komunikacija moterim apie mano veiklą, kurioms reikalinga mano veikla, ir aš tame jaučiuosi patogiai ir komfortiškai, nes kitų atveju nepasieksiu jų tą informaciją, kuri joms yra svarbi, kuo aš galiu padėti. Tai visiškai kitas toksai priėjimas, fokusas ir labai pritaikytas asmeniškai. Ir aš, būdama mama su visais namų reikalais ir savo veiklos ypatumais, jaučiausi labai gerai, kad aš esu girdima, išgirsta, pamatyta, kad nėra nubraukta, kad, nepaisant ten tų reikalų, ten visų ten šeimos ten reikalų, ten statybų, dar kažko, tai daryk. Ne, buvo labai taip su visa atjauta, pagarba ir rastas būdas, kaip man geriausia mano situacijai praeiti per visą tai. Taip, labai asmeniškai. Taip, asmeniškai sprendimai ar ne, ir asmeninio daug dėmesio, iš tikrųjų tai yra pusiau privati tokia programa, mažoj grupiai žmonių, kur gauni labai daug, tai jaučiasi beveik kaip privatus toksai darbas, ar ne? Ir tuo pačiu, kai nauda augti kartu ir su kitom moterim, ar ne? Nes irgi tą vertę gaunam klausydamos pritaikymų kitoms moterims. Ir tikrai tai taip pat ir nėra tie
cookie cutter, aš kaip vadinu, sausainių formelės tokia strategija, kas gali mums moteriams labai būti per griežta ir įvesti į tokią labai griežtą vyrišką struktūrą, kur mes galim prarasti tą ryšį su savo moteriškumu. Kaip Aiste taip gražiai paminėjai, kad tas jautimasis komfortiškai yra svarbu ir tam, kad klientai užsiregistruotų. Nes jeigu tu nesijausi komfortiškai, jie jaus tavo diskomfortą, tai magnetizmo nėra tame, ar ne? Tu turi jaustis gerai tame, to savo verslo struktūroje ir strategijoje, ar ne? Jis turi būti tau pritaikytas ir, kaip tu sakai, būdama savimi, kad tu gali būti savimi, kai tai darai. Taip, tai kur galiausiai, kaip tu pasakytum, ką tu šiandieną šventi, praėjo porą mėnesių nuo mentorystės programos tavo užbaigimo to etapo. Ką tu šventi, kuom tu jau ir kaip tu jautiesi šiandien savo verslo vedime, palyginus nuo to, kaip tu jautiesi. Ką tu šventi? Aš švenčiu savo užtikrintumą. Yra toks labai aiškus žinojimas, kokius žingsnius žengti, kaip ir jaučiuosi dėl to gerai. Tada veiksmų iš tiesų daug padariau ir netrukus toje viešoje erdvėje pasimatys. Ir naujas puslapis, ir programos aprašymas, ir kvietimas moterim į programą jungtis, jau čia visai pat iškiš savo žiedus. Tai va tuo labai džiaugiuosi. Kitas momentas labai svarbus, kaip ir jau užsiminiau, kad iš tiesų esu moteris su visom atsakomybėm moteriškom, namais, vaikais ir dalykais. Tai kaip tame laviruoti irgi tokių sprendimų lengviau priimti man tokiam užtikrintumo tose sprendimuose, kuriuose kaip moteris, kuri iš namų, nenaminį verslą vedanti, kad nepasimesti naminiuose reikaluose, tai labai tokia aiškių savo sprendimų priėmusi esu ir galiu judėti savo tempu, savo ritmu, pagal savo moterišką prigimtį, pagal tai, kas man svarbu ir tuo pačiu pasinaudoti strategiją, kurią suderinam draugę. Kaip tu manai, ar tie įrankiai ir strategija, kurią tu gavai programos viduje, ar jie tau šitam kartui tarnauja, ar tu jais galėsi remtis, ar tu jausi paramą turėdama tos įrankius, kuriuos turi šiandien? Ilgalaikį laikotarpį turiu omeny. Taip, įrankiais, kuriais tu daliniesi Viktorija programos viduje, žinau, kad jie padės man kitose verslo augimo etapuose. Kuriant kitą programą, kuriant kitas pasiūlymus. Ir yra to turinio, tų įrankių, kuo pasidalinai, jie yra remiantis kiekvienam etape. Tai ir žinau, kad net ir dabar, kur einu ir vėl, jeigu iškyla kažkokios abejonės, neaiškumai, aš žinau, kur grįžti ir aš tą darau, grįžtu, perklausau įrašą, atsiverčiu darbaknygę, pasižiūriu ir turiu tokį kaip ir pagrindą tikrai ir tą jausmą sugrįžta, kad Viktorijos palaikymas, Viktorija yra šalia, čia kad aš nesu viena, tas, mes kai lyderė savo veiklose, iš tiesų esame pakankamai vienos toje veikloje, darbe, toje lyderystėje savo srities. Tai tada jaučiu tą paramą, kurią per įrankius, kuriais pasidalinai ir jie nėra tam kartui, o jie yra tikrai, kurie gali praversti. Jau praverčia čia ir dabar ir kai žengsiu naują žingsnį, žinau, kad tikrai atsiversiu. Valio, smagu žinoti, kad su įrankiais kartu ir jauti mano buvimą šalia ir paramą. Ir galiausiai, Aiste, aš noriu paklausti tavęs, jeigu yra moteris, kuri mūsų klausosi ir svarsto žengti į magnetiškos lyderystės verslo programą arba privatų darbą su manimi, kokį tu duotum jai patarimą, jinai stovi už tvoros, abejoja, svarsto, renkasi, sprendžia, koks būtų tavo patarimas remiantis tavo pačios patirtimi ir išmintimi? Pirmiausia, tai
paklausyti savo širdies, savo viduje, įsiklausyti. Ir tos žinutės, kurias Viktorija kalba, rašo, sako, ar tai yra atliepia, ar tai apie tave, ar tu jauti, kad tai yra skirta tau. Ir jeigu yra toks jausmas, kad girdi, kad tai kalba tarsi su tavim, tik tai galbūt galvoji, kad yra kažkokie ten apribojimai, trukdžiai, tai kviečiu tiesiog žengti į tą kvietimą ir tuomet tie trukdžiai išsisprendžia. Mano atveju irgi jie, kurie buvo ir atrodė netinkamų laikų, programa prasideda, nuo protų racionaliai žiūrint ir netinkamų laikų, galbūt ten kitai gali finansiniai momentai kilti, bet kai tik priėmiau sprendimą, viskas pradėjo dėliotis ir aš suprantu, kad tai vyko geriausių laikų, kada tai galėjo įvykti. Nors šiaip žmogiškų racionalių protų atrodytų, kad ne. Tai vyksta tada, kada tu padarai sprendimą, ar ne, viskas susidėlioja. Taip. Tai pagrindinis patarimas, jeigu jauti, kad tai, ką skaitai ir tai, ką girdi, ką kalba Viktorija, kad yra skirta tau, tai reiškia ir yra skirta tau. Tai tik tai jau sprendimo ir žingsnių klausimas. Ačiū tau, brangi. Ačiū tau už tai, kad tu buvai dalimi patirties tos grupės būtent šituo metu, šitais metais. Ir labiausiai tai dėkinga esu už privilegiją man atvertą prisijungti prie tavo pasaulio, prie tavo gyvenimo, prie tavo verslo kūrimo ir žinai, kad ir prie tavęs pačios prisiliesti ir padėti tau atlikti tas korekcijas tiek viduje, tiek praktinėje verslo struktūroje ir strategijoje, pritaikyti tau, kad tu jaustumėsi užtikrinta ir komfortabili toliau vesti savo komunikaciją ir paslaugas į priekį ir pritraukti savo idealias klientes, kai tu žinai, kad jom šiandien komunikuoji tiksliai. Ačiū tau už tą privilegiją man suteiktą ir linkiu tau toliau tęsti, įgyvendinant tai. Gali pasidalinti savo, kadangi kalbė apie tai, kad iš tikrųjų vedi moteris. Žinau, Aistė yra spindinčio moteriškumo mentorė, bet taipogi jinai jungia spindinti moteriškumą su romantiniais santykiais. Tai Aistė, kur tavo meistriškumą moteris gali patirti ir kaip jos gali atrasti, jeigu norėtų dirbti su tavimi? Gali pasakyti kažkokius kontaktus? Taip, tai mane galima rasti Facebook'e Aistė Samulienė ir Instagrame Aistė Samulienė. Ir netrukus tenai paskelbsiu ir savo puslapį su atnaujinta informacija, kvietimu tiksliai ir spindinti moteriškumą savyje, kad atverti. Tai yra santykis su savo kūnu, su moteriškumu, su savo prigimtimi natūralia ir tuo pačiu puoselėti romantiškus santykius. Jungti meilę su išmintim per pusiausvyrą, kad jie truktų ilgai. Pati remiuosi savo istoriją, kuomet su vyru esame jau 23 metai santuokoje ir visą ko praėję esame ir padedu moterim įvairiuose skirtingose santykių etapuose atrasti tą romantinį ryšį, atkurti, puoselėti, perkurti. Absoliučiai, taip, tikrai, kas esat pasirengusios eiti romantinį savo santykių, santokų prikelimą ir būnant spindinčią moterim, aš tikrai didžiausias rekomendacijas duosiu Aistės darbui. Ir taip pat moteris, jeigu tu klausaisi ir esi savo coachingo arba konsultacinėje veikloje ar versle ir ieškai išsigryninti savo darbo vertę, su pasitikėjimu įžengti į jo vertę, apkabinti, įkainoti ir įgyti ilgalaikę strategiją, kurią galėtum sekti pagal savo gyvenimo ritmą, pagal tai, kokia tu esi, jausdamasi, kad esi visiškai savimi. Pačiu reiškia moteris, būdama moteriškume, bet ir turinčia stiprias praktinės verslo strategijas.
Aš kviečiu tave susisiekti, po šituo video surasi nuorodą ir mes pradedam naują raundą magnetiškos lyderystės verslo programos. Mažai grupiai žmonių, moterų, susisiek, pasikalbėkim ir pažiūrėkim, kaip galiu pasitarnauti specifiškai būtent tavo situacijoje. Aiste, atsisveikinsiu su tavim ir palinkėsiu tau gražios toliau dienos ir tavo magnetiškos lyderystės kelionės. Dėkui, Viktorija, sėkmės jums nuostabios programos, kelionės programai. Iki Iki. sakam.